Labas, mano minuliukai, pagaliau darau video, kas pas mane atkeliavo ir dar bus labai daug apyrankių ir haulito ir lavos. Ir visko daug, labai daug naujienų, pagaliau išpakavau, pagaliau susidėjau. Labai bijau, žinokit, labai bijau. Šį kartą darau taip. Pirmą nufilmuoju jums, po to parodysiu jums. Tada pagalvosiu, ko aš noriu, nes aš dažniausiai, kai gaunu siuntą, nors aš turiu didžiulę kolekciją, aš pusę pasilieku savo. Ir pas jūs net neatkeliauja nei į video, nei žodžiu, net neatkeliauja iki e-shopo. Tai šį kartą rodo jums pirmiems, nežinokit, gundausi nuo vakar pasilikti pusę savo. Na tai pradėkime greitai, apžvelgsime, pradėkime galbūt nuo tokio ypatingo gaminio, čia yra floritas. Ir toksai, tokia kriauklė, tokia skulptūra. Dažniausiai tokie gaminiai jau išraižyti kainuoja tikrai daug, bet šį kartą kainos labai draugiškos pavyko gauti. Tai florito kriauklė, nuostabus darbas, pasižiūrėkite, fantastiškas ir violetinis ir žalias. Koksai pas mus yra floritas. Dar pas mus florito yra štai tokie 2 mini bokšteliai, specialiai čia pastačiau, kad matytumėt prieš šviesą būtent jų grožį, ar ne? Pasižiūrėkit, wow, koksai grožis, kokios spalvos. Tai yra tokie 2 mini bokšteliai, štai čia, ar ne? 2 mini bokšteliai florito, padėsiu kol kas juos čia. Ir šitas bokštelis florito yra tikrai didelis, beveik delno dydžio, ar ne? Pasižiūrėkite, koks fantastiškas grožis, kokios spalvos, kosmosas. Taip, toliau, nežinau, nuo ko čia pradėti, yra toksai gražuolis kalcitas, ar ne? Pasidėti darbo vietoje arba namuose, žodžiu, koks grožis, noriu su visais susipažinti, visus pajausti. Yra kalnų krištolas, kalnų krištolo atkeliavo, tikrai šį kartą pasiėmiau daugiau. Gal jūs dėliojatės mandalas, galbūt apsidėliojate ratą ir jame medituojate, žinau, kad ir darbo vietoj, ir rankinukuose, ir džinsuose visur nešiojatės po kalnų krištolo gabalėlį. Tai šį kartą pagaliau turiu mažų gabalėlių daugiau, nes labai pasigendat. Aš žinau, kad praktiškai visos praktikos irgi apsieina su kalnų krištolu, todėl labai populiarus ir naudojamas. Tai šį kartą turiu ir turiu net štai tokį gražų delninuką, kurį jau, žinokit, viskas įsimylėjau ir gundausi savo pasilikti. Keliaujam toliau. Štai koksai nuostabus ir gražus bokštelis dar vienas pas mus yra, tai čia yra didžiulis bokštelis, ar ne? Koksai pas mus agačiukas. Tada turiu 2 citrino bokštelius, ko pati seniai norėjau ir laukiu, nes mano yra mažesnis. Tai vieną tikrai pasiliksiu savo, žinokit, norit jūs ar nenorit. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis, rašykite, kas patiko, galite iš karto rezervuotis, kol neįkėliu elektroninę parduotuvę. Tu taip stengias greitai kalbėti ir jau 3 minutės pasirodo kalbu, o galvojau, kad tik tai 1,5. Tai žodžiu, vienas citrinukas definitely bus man. Toliau keliavam, tai florito irgi rodžiau, ar ne? Mėnulio bokštelis, pasižiūrėkite, koks didelis ir, žinokit, turi tokius mėlynus atšvaitukus. Kaip čia jums, kaip čia jums pagauti, parodyti mėnulis, moters akmuo, pasižiūrėkite, koks kosmosas, koks gražuolis, negaliu, kaip man patinka mėnulis, šitas fantastiškas iš viso, ametistas, ar ne, ametisto bokštelis, koksai gražuolis, labai seniai norėjote, bokštelius štai taip galite pasistatyti, aš čia paguldžiau tam, kad jūs matytumėt jų spalvas, ar ne, kad jūs matytumėt jų dydį. Ametistukai, tiesa, norėjote mažesnių, nes turbūt tikrai dėliojatės mandalas. Tai ametistas, prašau, yra štai toks, irgi mažiukų norėjote. Ir yra štai tokie 2 gražuoliukai, mažučiukai, ar ne, labai patogu pasidėti. Arba darytis mandalas, ar ne, dėliotis. Karališkasis lazuritas, bokštelis, labai seniai norėjote ir darbo vietų ir visur. Tai pasižiūrėkite, koks gražus bokštelis atkeliavo. Ir štai toks lazurito gabalėlis, bet irgi nemažas, kas norėsite. Prašom. Į elektroninę parduotuvę dar tik bus įkelta. Labai pati seniai norėjau, nežinau kodėl užsisakiau tik tai vieną, gundausi labai pasilikti rodonitą, pasižiūrėkite, koks didžiulis, koks sunkus bokštelis ir rodonitas šitiek meilės turintis akmuo, tiesiog kosmiškai gražus, ta prasme, wow.
Labai gundausi, labai gundausi, jau čia atkeliavom prie meilės akmenų, tai rožinio kvarco gabalėlis, ar ne, kunsitas yra besąlygiškas meilės akmuo, tai va štai yra toksai burbuliukas kunsito, besąlygiškas meilės, labai gerą nešioti, galite ir liemenėlį įsidėti ir visą laiką jausti tą meilę. Ir apsauga, tai va, meilės akmenis, gerai prišnekėjau 5 minutės, parašykite, kas jums patiko labiausiai, kuris akmenėlis, ką kol kas parodžiau, bus labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę, arba parašykite, ko ieškote. Na, o aš keliauju daryti antrą video, nes jau labai ilgas gavosi, kurį netrukus ir įkelsiu, o po to pereisime prie naujų kristalo apyrankių, parodysiu visas naujienas. Tai žodžiu, ką kažkas domina ar patraukia, iš karto rašykite, nes kai kurių dalykų turiu tik tai po vieną, tai kaip sakiau, kas pirmesnis, tas gudresnis. Va, ir šitą gražuolį būtinai atkreipkite dėmesį, nes kriauklės yra apskritai apsauga, galite laikyti darbo vietų ir namuose, Jėzu, kiek noriu daug pripasakoti, jau eina 6 minutę ir ant palangės, nes tai yra apsauga ir klestėjimas, žodžiu, rašykite, kas patiko labiausiai, o aš einu daryti antrąjį video.